Labas, Inesa. Labas, Ramūne. Galėtum biškutį garsiau kalbėti. Gerai. Garsas. Svarbiausia, kad gerai girdimės ir Jo, matome. aš tave girdžiu, bet norėčiau trupučiuką geriau girdėti, o tu mane? Viskas labai gerai. Svarbu nefonuoja. Tai va, labą dieną visi, kurie mus žiūri, kurie mus žiūrės, todėl kad mes šiandien su Inesa kalbame itin aktualią, sakyčiau, nepatogią temą. Todėl, kad kalbėti apie ligas yra nepatogu, o jeigu tai liečia moters ligas, tai dar nesmagiau. Ir vis tai žinom puikiai, kad tai yra didžiulė problema, tiesiog apie jas kalbėti, labai sunku ir sudėtinga. Tai va, tai tik tai labai trumpai prieš Inesai pasidalinant savo potyriais, kas iššaukė šitą mūsų pokalbį. Nes Inesa grįžo iš gydytojos, labai laiminga, labai pradžiuginta, sakau, Inesa, apie tai reikia kalbėti garsiai. Taigi, taip, mielosios, jeigu jūsų aplinkoje yra moterų turinčių ginekologinių susirgimų, problemų, jeigu jūs turite tokių problemų, klausykite mūsų iki galo, todėl kad mes pasidalinsime ir savo patirtimi, ir klientų patirtimi. Ir puikiai visi suprantame, kad ginekologiniai susirgymai neretai tampa tikriausių nervų karu ir ištvermės testu. Ramybės neduoda visa virtinė problemų. Kokios? Baimė dėl pasireiškusių simptomų, ar ne? Nemalonūs pojūčiai, kai nevardinsim, nedetalizuosim, kodėl, skausmas, nežinomybė. Ir įsivaizduokite, ką svarbiausia noriu pasakyti, kad ar atsidursite tokioje situacijoje, ar ne, priklauso tik nuo jūsų, tik nuo mūsų. Priklauso, ar mes atsidursime tokioje situacijoje ar ne. Taigi šiandien mes su Inesa truputėlį labai minimaliai paliesime tas problemas. Beje, ligas, aš pagrindinės 5 ligas surašiau, yra mūsų baneryje, galite paskaityti. Ir ką daryti, kad to išvengti, ką darome mes, kad to išvengiame, ir ką daryti, jeigu jau ištiko ta bėda. Mes pasidalinsime su Inesa patyrimais, išgyvenimais, tai, ką patyrėme pačios ir kaip galima ar tai palengvinti problemą, ar tai iš vis ją sunaikinti, nenaudojant cheminių preparatų. Manau, aktualu kiekvienai. Tai kol aš dalinsiuosi skaidrėmis, Inesa, pasidalink savo tą emociją. Aš prisimenu, kaip tu pasakai, kiek gali sau leisti ir apie ligas kažkokias, tai pasidalink ir apie cistas, tiesiog trumpai neįsiplečiant, nes mūsų laukia bandymas. Pasidalink savo emociją, kuri iššaukė šitą mūsų pokalbį. Taip, šita tema iš tikrųjų yra dažniausiai uždara, galbūt mažai apie tai kalbama, aišku, yra moterų forumai, moterų grupės galbūt daugiau tenais diskutuojama. Kodėl aš nusprendžiau dalintis, nes iš tikrųjų 9 metai naudoju plotus ir priemonės TND kompanijos, o dabar faktais galima sudėlioti iš tikrųjų rezultatus. Pasakok. Ir tiesiog aš dabar irgi prieš savaitę lankiausi pas gydytoją, iš tikrųjų mes turėtume dažniau lankytis profilaktiškai, nesulaukę tam tikrų stiprių negalavimų, bet iš tikrųjų, kai mes jaučiamės gerai, atrodo, mums ir nereikia ten pas tos gydytojus lankytis ir vaikščioti ir tiesiog. Ir pradėsim galbūt nuo to, kad iš po vizito, kaip tu sakai, aš čia laiminga visa, taip tikrai aš laiminga ir džiaugiuosi, kad yra viskas gerai. Šiai dienai tikrai dabar galvoju, prieš 3 metus buvau pas ginekologę ir tikrai aš nesiskundžiau kažkokiais dalykais, nes jeigu aš noriu patekti pas gydytoją profilaktiškai, tai dažniausiai būna, ar tau kažkas juk negerai, gal tu kažkuo skundiesi, kodėl tau reikia, ar ne, važiuoti. Ir grįžtant tada į pradžią labiau, kas man buvo, nuo 20 kelių metų galima imti jau tiesiog net 16 metų atgal, dabar man 36,
kada mano buvo moteriškos dienos nereguliarios, niekada jos nebuvo reguliarios, net ir po gimdymo, kai sakydavo, atsimenu, kad va, moteris, kai jau pagimdo, tiesiog jos tas ciklas susireguliuoja, viskas ten susitvarko ir taip toliau, ir taip toliau. Deja, aš tiesiog daug metų, tiesiog pas mane buvo nereguliarios šitas dalykas, toliau buvo tikrai nemažai sveikatos tam tikrų sutrikimų dėl skydliaukės, visas organizmas įsiderinęs ir tikrai buvau tuo metu atradusi labai nuostabią ginekologę iš tikrųjų, kuri man labai pagelbėjo ir prisidėjo prie viso šito sveikatos mano, kaip sakant, gerėjimo, galiu pasakyti, nes buvau labai nustebinta, kad ji man parekomendavo žolinius preparatus. Tai buvo, tai aš jau dabar kokį jau 15 metų atgal iš tikrųjų, tai aš atsimenu, tada nuvažiavau pas gydytoją, jis man sako, ar tu planuoji dar turėti vaikų? Mane tas klausimas tiesiog tuo metu išmužė. Ta prasme, aš jai sakau, aš dabar neplanuoju vaikų turėti, nes man pirmiausia reikia sveikatą susitvarkyti, nes paskui, kai aš ten jau pradėjau domėtis, gilintis, kad aš tuo metu gal būčiau negalėjus ir pastoti, nes buvo ir cistos, ir policistinės kiaušidės, policistinių kiaušidžių sindromas, tai aš manau, netgi skaičiau, kad dažniausiai susiduria su šiuo sindromu nuo 20 iki 30 metų moteris ir dabar yra kuo toliau, tuo daugiau. Tai taip, jeigu imant trumpai ar ne, toliau kas lydi moteris pūslės uždegimai, pienligės, kas iššaukia čia, aišku, stresai ir visa kita. Ir nusilpęs imunitetas. Imunitetas nusilpęs ir plus netinkami galbūt įklotai, kurių, pavyzdžiui, aš iš parduotuvės kiek pirkdavau, aš ieškodavau, kurie man tikrai tiktų ir kiek buvo išbandyta ir tiesiog kaip tu tik tai naudoji, tai prasideda sveikatos problemos. Tai kokia pienligė, tai dar kažkas. Ir aš tiesiog galvoju, iš kur man gauti tų gerų įklotų, kad aš tiesiog galėčiau normaliai gyventi, normaliai jaustis, gerai jaustis. Ir dar tada nebuvau nei TND kompanijoje, irgi buvau atradusi vienos kompanijos. Tiesiog tokius paprastus neutralius įklotus, kurie man tiko tuo metu. Ir prieš 9 metus, jau 9 metai iš tikrųjų, kada naudoju, pabandžiau TND įklotus, TND intimų prausiklę ir šiai dienai matau kokius rezultatus. Tai būtų mano ciklas reguliarus. Po daugybės metų, kada buvo nereguliarus, dabar jau kokie 7-8 metai pas mane yra reguliarus ciklas. Vieno dėka, aš manau, yra suprantamas, naudoja natūralius produktus, kurie tau tinka ir yra rezultatas. Toliau, cistos sindromas, šitas policistinių kiaušidžių, jo nebėra. Šito dalyko aš iš pradžių net nesupratau, kaip pasakė, sako, tiesiog viskas yra gerai, nieko nėra. Kas liečia pūslės uždegimus, jau juos labai senai pamiršau, nes yra tokie pas mus TND įklotukai, fitokompresai, mes apie juos pasidalinsim plačiau. Pasidalinsim plačiau. Tai jų dėka, aš manau, kad vėlgi aš nebeturiu jokių tokių susirgimų, kažkokių stiprių sveikatos problemų, kurios aš turėjau visą puokštę, tikrai visko labai daug buvo ir kai sakau, kiek reikia metų, kiek reikia laiko ir be cheminių preparatų, kaip mes galime tikrai natūraliai kokybišką produktą naudojant, turėti tokius rezultatus. Ir čia aš esu ne viena tokia, kuri naudoja kiek moteriams ir netgi paauglėms merginoms, kurioms yra skausmingos mėnesinės, palengvina šitos simptomus, palengvina jaustis gerai tomis dienomis ir tiesiog nejaučiant jokio diskomforto, tu gali ramiai gyventi iš tikrųjų. Tai džiaugiuosi, ir šitų dalykų norisi dalintis ir svarbiausia, sakau, jau tu čia labai ilgą istoriją papasakojai, labai toli nuėjai į ateitį, bet kažkokią problemą rimtą turėjai ir tau dabar pasakė gydytoja, kad jos nebėra. Tai ar gali pasidalinti ar ne? Taip, aš tenais ir minėjau, buvo cistos, kurios... Bet dabar gerai girdžiu, pirmai prasčiau. Aha. Buvo cistos, kurių nėra ir jau daug laiko nėra. Toliau policistinių kiaušidžių sindromas, kurio irgi nėra. Fantastika.
Toliau pūslės uždegimas ir ten visi bakterijos ir visa kita, kas buvo, kas gydoma irgi antibiotikais ir vaistais ir visa kita, nieko nėra. Tai pas mane 3 problemos išspręstos. Žodžiu, dabar ne per seniausiai apsilankiai pas gydytoją ir sužinojai, kad turi sveiką vieną vietą. Taip, sveika ir pasidalinau su gydytoja, ką aš naudoju. Gydytoja sakė, girdi pirmą kartą ir tikrai, kaip sakau, matosi, kad yra efektas. Ir susidomėjo tikriausiai, ar ne? Taip. Tai va, gerai, tada einam tolyn. Tai dabar, kuo mes čia tvarkomės tuos visus reikalus. Tai va, čia Inesa kaip tik ir paminėjo tuos ypatinguosius įklotukus. Žiūrėkit, tai yra sensacija moters organizmo atstatymo ir atjauninimo rinkoje. Tai yra tie įklotai fitokompresai, išgirskite, fitokompresai, gyvenimo energija ir švelnus rūpestis. Receptai užpatentuoti, todėl nerasite jokioje kitoje kompanijoje, jokiame kitame prekybos centre. Ta prasme, ne jų sudėti, o jų tą fitomembraną prisotinta net 38 gydomųjų augalų esencijomis, eteriniais aliejais, ar ne? Ir dabar aš tokią trumpą istoriją, kaip aš žinokit, esu tokia skeptikė, aš tiek džiaugiuosi, tiek man patinka, kai žmonėms galiu padėti, bet pirmiausiai pati turiu tai išbandyti. Žodžiu, moteriškų problemų didelių kaip ir neturėjau, bet galvoju, čia pradžiai šitos kompanijos, kai startavau, galvoju, bet buvo parašyta, kad padeda, išsprendžia ir tiesiosios žarnos uždegimą. Ta aš turiu, ar ne? Ir aišku, aš jo labai labai nenoriu, bet iš dalies laukiu, kad pabandyti. O kaip čia bus? Žodžiu, ateina tas laikas, kai man prasideda šita problema ir galvoju, nu va dabar tai aš pamėginsiu. Ir tada jau galėsiu drąsiai rekomenduoti žmonėms. Tuo metu dar nebuvo šitų įklotukų, buvo tik tai Energy Life, bet jie yra identiški, man ir kvepia taip pat, šitame dar yra šiek tiek turmalino, bent jau pradžioje buvo sakoma. Taigi, įsiklijau, tai yra fitokompresas, žiūrėkit, tai yra, jį reikia įklijuoti nakčiai į kelnaitės. Ir aš galvoju, kaip gali įklotas padėti? Tai yra pati atviriausia mūsų kūno vieta. Jūs suprantate, kaip svarbu ten dėti, kiek įmanoma prie jos glausti, kiek įmanoma ekologiškesnį, švaresnį, tyresnį, praleidžiantį orą produktą. Tai va, tai buvo sausas kompresas. Kinijoje prieš 5000 metų žmonės kompresais, adatomis gydėsi, ar ne? Tai va, įsiklijuoju aš pirmai nakčiai tą įklotuką, ryte stebiu pokyčius. Nu, kaip ir jaučiu dar viską, bet save raminu, kad tai yra savaitės problema, ar ne? Žvakutės ir visi kiti diskomfortiniai dalykai, kurių nekenčiu. Žodžiu, įsiklijuoju antrą naktį, atsikeliu ryte, bet suprantat, bet taip nuoširdžiai stebiu. Nieko, įsivaizduojat? Nu ir dar trečią, kad užtikrinti įsiklijavau, tai va, tai žodžiu, cistos. Aš turiu moterį savo praktikoje, kuriai buvo paskirta operacija cistų. Ji sunaudojo 10 įklotukų ir prieš einant operuotis pasidarė tyrimą. Cistų nebuvo. Aš nežinau, jūs norit tikėkit, norit netikėkit, aš tikiu jais. Tai va, tai žodžiu, jeigu mes kiekvieną mėnesį kartą, į mėnesį kartą įsiklijuotumėm nakčiai va tokį fitokompresą į kelnaitės, tai būtų profilaktika turbinė. Bet jeigu atsitinka problemėlė, tai 3-5 įklotukai, 3-5 naktys su šituo įklotuku, bent jau palengvintų simptomus, tai tikrai, bet didžiąją dalį, sakau, cistą sutvarkė. Ten baltosios, dar visokios tos mažos lygelės, tai jos yra sutvarkomas dar panaudojus mūsų intimius gelius. Tai va, gal Inesa kažkokių dar turi savo atsiliepimų trumpai ir aš einu toliau. Taip, aš turiu atsiliepimą, vieną iš tų daugelio iš tikrųjų. Buvo bėda, skambino, atsimenu, man viena klientė, sako, mano dukrytė yra užsienį ir jai prasidėjo labai stiprus pūslės uždegimas, ji tenais nėra galimybės gauti vaistų ir sako, kaip tik dedam siuntą, jau sekančią dieną kaip ir gal tu gali kuom padėti. Sakau, tikrai galėčiau pagelbėti, nes mes turime įklotus, mes dar turėjom tuo metu ir arbatas, buvo ir pūslės uždegimui arbata. Tai žinokit, neįsivaizduojat, kaip aš džiaugiausi, kai jinai man
po kelių dienų, jau kai gavo siuntą, jau panaudojo, aš jau galvoju, neklausiu, palauksiu, kol jinai pati praneš, kaip jai ten ar padėjo ar nepadėjo. Ir jinai man skambina, sako, tu neįsivaizduoji, kaip tu pagelbėjai. Nes sako, viskas jai padėjo ir tiesiog mes turbūt žinom, ką reiškia pūslės uždegimas, koks yra skausmas ir koks yra nesmagumas ir dar, aišku, nesakau, kad tenais bent jau tuo metu žmogus gavo pagalbą, kokios reikėjo, nes nieko negalėjo greičiau gauti ar tų pačių vaistų, tarkim, kurie padėtų ten ištirti ar pas gydytoją apsilankyti. Tai jinai skambino laiminga, sako, tu labai pagelbėjai, ačiū, kad tu patarai, ką pasimti, ką panaudoti ateičiai, kad intimų gelį turėti ir tiesiog, kad paskui nesusidurti su šitais nuolat pasikartojančiais ir kad reikia stiprinti imunitetą. Tai va, čia viena iš daugybės istorijų. Taip, iš kalno istorijų. Kaip gerai, kad tu priminėjai mergaitę. Nes mano patirtyje, mano aplinkoje, mano praktikoje yra buvusi moteris, kuri išskaičiusi šitų, aš sakau, aš tikrai neskaitau sudėčių, aš tik išmėginu, aš žinau, kad tai yra gerai ir viskas. Bet išskaičiusi visas žolelės įeinančias į šito įkloto sudėtį, ji savo mergytei ant gerklės klijavo. Tada klijavo ir mama, tečiai ir panašiai. Galite paklausti, kaip? Tiesiog ta pusė, kuri turėtų būti prie odos, dedam čia ir užrašam kažkokią tai skepetėlę. Susitvarkė visi reikalai. Ant krūtinės deda, kažkokį tai rūbelį apvelka, tą lipniąją pusę priklijuoja prie to rūbelio ir laikosi toksai sausas kompresas. Bet čia jau mes jau čia, taip kaip su pleisteris, sakau, moteris išradinėja, įklotai skirti tam reikalui ir netvarkyti, bet jie tvarko begalės kitų reikalų. Tai va, tai dabar kiti mūsų nuostabieji įklotai, kodėl aš noriu apie juos truputėlį plačiau ir daugiau apie įklotus nekalbėsim, tik rodysim bandymą. Noriu todėl, kad šitie įklotai padarė mano galvoje didžiulį perversmą, nes aš vėlgi prisipažinsiu, aš esu skeptikė. Aš netikiu, aš iš pradžių tikrai netikėjau niekuo. Ir tik tai, kai man žmogus, gyvas, realus mano aplinkos žmogus patvirtino tai, aš patikėjau tuo stebuklu. Taigi šitose įklotose tai yra TND higieniniai įklotai žolelių energija, sukurti pagal rytų senovės receptus. Čia yra kritiniams naktims, jeigu gausios mėnesinės ir rinkinuke, yra kritiniams dienoms ir yra kasdienai 20 įklotukų. Tai paminėjau rinkinuke, tai nereiškia, kad visą rinkinį reikia pirkti. Tiesiog yra kritiniams naktims, dienoms ir kritiniam dienom ir kasdienai. Taigi, bet kas svarbiausia, aš paskui, kai panaikinsiu skaidrės, parodysiu jums, kad pakuotėje yra štai toks testas, nežinau, jūs matot, nematot, bet kai panaikinsiu skaidrės, aš jums parodysiu ir net praplėšiu. Štai yra pakuotėje toksai testas, kurio metu moteris per 30 sekundžių namuose gali nustatyti lytinių organų ligų buvimą arba nebuvimą. Bet koks uždegiminis procesas sukelia pH pusiausvyros pokyčius, o bandymo spalvos indikatorius tai iškart parodys. Sudėtyje yra fitomembrana prisotinta netgi 49 užpatentuotais gydomųjų augalų ekstraktais. Garantuoja pilną oro pralaidumą. Mes dar padarysim vieną bandymą, šiaip tai mano sesuo yra padarius irgi. Jinai, kai pamatė tą bandymą, jis sakė, aš negaliu, aš apie tai turiu rėkti. Taip, oro pralaidumas, skysčio sugėrimą galbūt spėsim dabar mes čia pažiūrėti ir greitą paskirstimą po visą įkloto gylį. Jie yra fantastiški. Dabar žiūrėkit, vėlgi, skeptikė, kaip sakiau, netikėjau, ar ne? Pas mane ateina mergaitė po gimdymo, nusilpusi, sako, aš nebežinau, ką daryti. Išgirskit mane, metus vargsta su antibiotikais. Žinot, ką daro antibiotikai? Dar labiau silpnina imuninę sistemą. Žodžiu, vaikas metus geria vaistus, nebežino, ką daryti, iš po gimdymo tiek nusilpo organizmas. Sako, ir aš pamačiau, kad tu turi tos įklotukus. Tai aišku, mudvi tapom partnerės, kad būtų pigiau pirkti, tuo metu dar buvo arbatos, bet ką ji padarė? Ji nusipirko 3 Energy Life, tos pirmosius, apie kuriuos čia Inesa ir aš kalbėjom, tos nakčiai, sausas kompresas, kur yra, pradžia, ne, to tokį bombikė užsidėti, ne, tą stiprumą. Ir nusipirko kritiniams dienoms, kritiniams naktims ir kasdienai. Ir žodžiu, naktimis klijavo kritiniams naktims, jeigu mėnesinės buvo, dienos metu dieninius, o kasdienai šituos. Ir dabar žiūrėkit, kodėl aš apie tai kalbu. Šita skaidrė tai yra kažkas tokio. Aš pati
Ai tiesa, jeigu sugrįžt biškutį, aš pati pasidariau testuką ir galvoju, žinai, ai čia man rodė viduriuką. Nu, taip biškutį aukščiau vidurio, galvoju, nu, tikriausiai rodo visiems tą, kad per stipriai nenusimintų ir taip toliau, ir taip toliau. Nu, ašgi skeptikė, ne, ašgi netikiu tokiais dalykais. Nu, ką čia žolės gali padėti? Ir pažiūrėkit, kokią žinutę aš gaunu apie 10 po 10. Į vaikas nebegalėjo sulaukti ryto. Įsivaizduojat? Pažiūrėkit. Labukas, nu pasidariau tą testuką, kur įklotose yra. Ir ką tu galvoji? Mano pH norma. Nu žiauriai džiaugiuosi. Nuo prasčiausio, žinokit, plaukai šiaušiasi, iki geriausio. Aš žinokit, aš nuo sofos vos nepašokau. Aš tada patikėjau, sakau, vadinasi, tas testas rodo teisybę, jis rodo ir blogesnį variantą. Sakau, aš visada, kai žmogus kažką iš manęs įsigyja, aš labai noriu, kad padėtų. Aš ten meldžiuosi visiems savo dievams. Bet kai gaunu va tokį atgalinį ryšį, negrįšiu prie Slavitono, kur ką tik dabar gavau irgi tokį atgalinį ryšį. Tai sakau, žinokit, tai vėlgi, aš manau, kad čia komentarų nebereikia, čia viskas ir taip aišku, ar ne? Norim, skeptikai tegul ir toliau galvoja, kad tai neveikia, kad žolelės nieko nepadeda, o mes, tie, kurie nenorim cheminiais preparatais alinti savo organizmą, griebkim šitos dalykus, jūs nerasit niekur kitur. Tik tai TND kompanijoje. Norit pigiau? Ieškokit, pas ką prisiregistruoti. Tai va, nu, dabar dar liko 2 intimukai, gal Ines, aš labai trumpai apie juos pasakysiu, paskui tu dar savo kažkokių tai pastebėjimų galbūt, tada panaikinsim skaidres ir aš padarysiu bandymuką. Mes kalbame jau 21 minutę, labai gražiai, manau, kad viską suspėsim. Taigi, pats pirmasis intimus gelis TND kompanijoje atsirado štai šitas. Tai yra švelnus gelis intymiai higienai. Apsauga nuo virusų, bakterijų ir grybelio. Daugiau nei 82 natūralūs komponentai. Išgirskite, 82 natūralūs komponentai. TND kompanijoje tai ypatingai svarbu, kad kuo daugiau natūralių komponentų. Ir todėl su juo galima plauti ir veidą, ko pasiekoje gydo spuogus ir randus. Iš praktikos patvirtinta, įsitikinta, nes jeigu mūsų probleminiai odai skirta linija truputėlį džiovina prausiklis veidą, na, spuogus reikia džiovinti, ar ne, tai su šituo intimuku prausiant veidą nedžiovinama oda, jis yra tobulas, jo galima lėliukus maudyti. Veikia 100% ir labai ilgai užtenka, žinokit, aš visus metus jį naudoju. Ta prasme, jo neina sunaudoti, jis po mažai išsispaudžia. Aš turiu aplinkoje savo pažįstamą moterį, kurios vyras negali be šito intimuko. Ir kai jau mato, kad jis eina į pabaigą, siunčia ją, moteriai taip pat reikia, bet jau jam jisai net negalėtų gyventi be jo. Nes tai yra kažkas tokio wow. Nes sudėtyje, žiūrėkite, įeina koloidinis sidabras. Tikriausiai visi puikiai žinot, kad koloidinis sidabras tai yra naikina bakterijas, ar ne, ir virusus. Pažiūrėkit, net 650 rūšių bakterijų ir virusų jis sunaikina. Arbatmedžio aliejus, stiprus natūralus antiseptikas, vėlgi kovoja su bakterijomis, pieno rūgštis, palaiko pH lygį. Žodžiu, nuostabus intimus gelis. Ir kartą šventės metu, jūros šventės metu prieina viena klientė ir sako, ir pastudijuoja sudėtį. Aš visiems sakau, kad aš esu ne chemikė, aš sudėčių tikrai nežinau, aš išmėginau, jisai tobulas, viskas man to užtenka. Jinai pastudijavo sudėtį ir sako, jūs žinokit, jūs turėtumėte sakyti, kad jis yra ekologiškas. Sakau, nu gerai, sakysim. Nu tai įsivaizduokit, 82 natūralūs produktai. Na ir paskutinis, dar vienas, ne paskutinis yra dar vienas intimus geliukas, bet mes apie jį kol kas nekalbėsim, ateityje nebent. Tai yra labai panašus į šitą prieš tai, kur buvo, tiesiog praturtintas dar žolelėmis. Čia jau yra 90 natūralių komponentų, bet jis taip pat pasižymi veiksmingą augalų ekstraktų kompoziciją ir didinantis natūralią jūsų odos intimiuose zonose apsaugą. Na, žinoma, pirmiausiai tai jisai plauna, tada gaivina, drėkina, palengvina diskomforto jausmą po plaukų šalinimo. Taigi, švelni gelio formulė tinka net pačiai jautriausiai odai prižiūrėti. Kol aš čia tarškiau, jūs tikriausiai pasiskaitėte, kas įeina į šito gelio sudėtį, jis taip pat yra nuostabus, tiesiog žmonės atėję ir renkasi, ar aš noriu su žolelėmis, turi tokį žolelių kvapą švelnų, ar noriu tiesiog intimaus gelio be jokių žolelių. Tai va, tai mano skaidrės jau baigėsi, nes dabar galbūt tu turi kažkokių pastebėjimų ir eisim prie bandymo. Aš tai noriu pasidžiaugti, iš tikrųjų, dar trumpai tokią pamesti į vieną mintį. Pas mus ateina naujovė įklotai su pelyno ekstraktu.
va čia tai bus, kaip sakau, Turbo. pelynamis. Ir taip žinom, kur galima panaudoti tiek viduje, tiek išoriškai, kiek yra kūrima iš šio produktų, kokia yra jo pagalba. O dabar dar mes turėsim ir įklotose. Tai žinokit, kas esat nebandę aplamai mūsų įklotų, tai rekomenduojam drąsiai išbandyti, nes tai yra Kolinėse kalbą aš rodysiu. žolelių pagrindu. Mėtos įeina į sudėtį, antibakterizuoja, naikina kvapus, tiesiog su alaviju, su pipirmėte. Aš manau, kad yra iš ko rinktis tai tikrai, kas nori gaiviau, kas nori neutraliau. Dar yra ir su sidabro įklotukai, pas mus vėlgi irgi yra vieni įklotukai, kurie, šitą įklotukai, kur Ramunė rodo. Su koloidiniu sidabru taip pat naikina bakterijas. Taip, mes šiandien tikrai nemažai pasidalinome ir moteris, jeigu norite pamiršti tam tikras problemas, tikrai rinkitės kokybiškus, gerus produktus ir tikrai nekuriant kažkokių istorijų, aš irgi dalinuosi 100% savo patirtimi, be jokių išvedžiojimų, be jokių tenais kažkokių sugalvojimų, tai yra faktai. Ir kai sakau, jeigu šitiek dalykų sudėliojo šiti dalykai, nes aš absoliučiai jokių kitokių nenaudoju, 9 metai. 9 metai tai yra laiko tarpas tikrai nemažas, kuris parodo tikrai rezultatą. Aš sakau, aš pas ginekologą einu pasidaryti tyrimo. Viskas. Taip. Tai va, tai yra nuostabu. Tai dabar tik tai dar primenu šitos įklotukus. Čia šitie įklotukai turi testuką. Matot, yra dienom truputėlį plonesnis, bet aš jums paskui parodysiu. Ir naktim, sakau, pas mane jogos mokytoja atėjo, jogos mokytoja, ar ne? Tai sako, žinokit, jie net sako, gaivos ir švaros jausmo aš apsakyti negaliu. Ir sako, suprantat, jūs pamatysit, kokio jie plonumo. Sako, jie net nesimato, aš sako, galiu daryti jogą netgi tuo metu. Tai va, tas testukas atrodo šitaip, žiūrėkit, aš dabar praplėšiu. Va, viduje yra tas, kaip vadinamas, ausų krapštukas, tepinėliui paimti, tada yra testukas pagal spalvas, matot, ir čia pažymėta, kokia spalva, ir yra štai šitas. Bet ant šito reikia užtepti su krapštuku paėmus tepinėlę, užtepti ant to galiuko ir po 30 ar 15 sekundžių stebėti, kas gaunasi, kuriai spalveliai jis labiausiai artimas. Ir tada tu matai, čia yra problema, čia toks viduriukas, kurį aš ten radau, tarkim, ne, ir šitai mano mergaitei nuo tos per 2 mėnesius iki tos, be cheminių vaistų. Pasibaigė viskas, sakau, seilės net bėga iš laimės. Nes kaip gera, kai tu gali žmogui padėti, ar ne, Inesa. Ir dabar gal liko laiko tam bandymui, padarom vis tik. Tai laukiam bandymo, tikrai laukiu ir aš noriu dar pamatyti kartu, nors mačiau ne kartą. Taip, mes esame dariusios ne kartą. Ir iš tikrųjų, Ramunė, tu dar pabrėži kainą dėl pigiau ir visa kita, bet žinokit, aš tiesiog kainų, kai niekada neseku parduotuviai, tai šiaip tai parduotuviai panašiai viskas kainuoja, galiu pasakyti. Tai va, teisingai. Bet čia gauni kokybę, gauni rezultatą, gauni komfortą ir jo. Dabar aš aišku nevardinsiu firmų, nes negalima vardinti firmų, reklamuoti firmų, kurios man nepatiko, ar ne. Tai tiesiog tik noriu parodyti, kad štai įklotukai, kurios įkrenta centai, žemės ir panašiai, kritiniam dienom, klijuoju jį patį pirmą. Aš žinokit, net klijuotę pasitiesiau ant stalo, nes man trupučiuką gaila stalo. Todėl pamatysit jo sugėrimą. Būtent šitos kompanijos įklotus aš kai įsiklijuodavau, va čia priklijuosiu, bet tada ir prasidėdavo mano bėdos. Ir aš niekaip negalėdavau suprasti, kame yra reikalas. Tik įsiklijuodavau va šitos kompanijos įklotus, prasidėdavo visos mano bėdos. Ir aš sakau, man gaila stalo, jūs pamatysit, kas dėsis. Aš gal biškį toliau, kad man sutilptų visi įklotai. Mūsų paklijuosiu paskutinį, nežinau, kad nuo jo niekas neišbėgs. Tai va, štai, užklijuoju vieną. Ir toksai paviršius kaip ir medvilnė, pakankamai švelnus. Dabar kitos pirmos. Žiūriu, jau jie irgi trupučiuką pakeitė sluoksnis. Sluoksnis man seniau būdavo kažkokia tragedija. Bet šitas yra gal kritiniams naktims, kad toksai man ilgas. Aišku, jisai tada sugers daugiau. Biškutį nurašysime tai į tą, kad jisai yra naktims skirtas. Nepagalvau pasižiūrėti, pasitikslinti. Arba gal man reiktų pusę nuklijuoti. Bet labai, Ramunė, kas liečia sugerimą, tai tarkim, galiu pasakyti, moteris, kurios gausios tos dienos yra, tai viskas būna kiaurai netgi.
Tai kiaurai, bet Inesa, viskas laikosi tame įklote, viskas laikosi paviršiuje. Ir dabar vėlgi neparodžiu, kaip ten buvo viskas kiaura, ten visom žemėm kris ir dabar tie ant įklotuką, žiūrėkit, jisai kritiniam dienom, įsivaizduokit, kokio jis plonumą. Čia sulenktas 2-gubai, 3-gubai. Dabar štai atplėšiu. Viskas užpakuota. Štai toks yra įklotas kritiniam dienom. Jogos mokytas sakė, jisai nesimato. Jūs pamatysit, kaip jisai sugers. Žiūrėkit, viskas užklijuota, viskas. Jokia bakterija nepateks į šitą įklotuką. Štai. Jis toksai plonytis. Sakau, man jį norisi liesti prie veido, jūs neįsivaizduot. Tai yra natūrali medvilnė. Aš nežinau, ar čia eis pamatyti ar neis. Sakau, jis toks švelnutis, jį tiesiog prie veido norisi liesti. Tai va, na, ir klijuojam paskutinį įklotuką. Va, mūsų tiendė. Aš truputėlį toliau nuo tų kaimynų, kurie mažiau sugeria, nors šalia esantis kaimynas pakankamai normaliai sugers. Taip. Nu ir ką, ir dabar pilam. Jis nerimsta, jau skambina visais varpais. Nežinau, kom čia jisai. Va, ir turiu 3 stiklinėlės. Specialiai nudažėm vandenuką, kad matytųsi, koks yra sugėrimas. Dabar žiūrėkit, aš nespėjau, aišku, nei su mergaitėm čia, va, komentaras koks didžiulis, nespėjau nei padėkoti visom Sigita, mamytė, Rasytė, dėkoju, kad esate kartu visada. Tai va, patys geriausi atsiliepimai. Rasa tai iš vis buvo šokę, kai jinai pamatė šitą bandymą, jis sakė, tai reikia daryti stipriai. Žodžiu, pilu ant pirmojo to įklotuko, kuriuo aš labai tikėjau, bet nesupratau tada dar, kodėl pas mane yra visos Ar jūs matot, kas darosi? Matosi, viskas bėga. Jūs matot. Tai yra kritiniam dienom skirtas įklotas. Jisai bėga tas vanduo pas kaimynus. Aš nežinau, kiek tuo metu kraujo išskiria organizmas, nu aš čia taip po pusę tos taurelės įpyliau, ar ne? Va, matot? Aplinkui vanduo. Tai jūs įsivaizduokite, jūs įsiklijavo tokį įklotą ir jūs, ta prasme, ir jūs esate su juo. Kas ten darosi? Na, kitas įklotukas. Šitas jau sugers normaliai tikriausiai. Jo, jisai pakankamai gerai sugėrė, nes, kaip sakiau, naktinis yra. Na ir tiendė įklotukas matosi, ar ne? Ir žinai, dar reikėtų nepamiršti, iš tikrųjų, tomis dienomis yra juk kvapas, ar ne? Tai va, o čia to žolelės. Iš tikrųjų, kas kelias valandas turi keistis, nes yra kvapas nekoks, iš tikrųjų. Taip. O su šitais įklotais, tai jokio kvapo pašalinio. Bet supranti, mes pavyzdžiui, mes nedarom jų, neparodom jų prakvėpavimą, kaip jie praleidžia orą. Tai va, na, čia matau šitam pirmajam jau truputėlį įsigėrė, bet dar vis tiek lašų kalnai, bet jau per laiką kažkokį tai įsigėrė. Šitam irgi. Nu ir dabar tikriausiai neliko abejonės, kur sugėrimas yra geriausias, ar ne? O dabar uždėsime dar paskutinį testą. Oi, įjungsiu kamerą. Matau, kad Ramunė išjungia kamerą. Oi, įjungsiu kamerą, kas svarbiausia. Na ir dabar testukas apie sugėrimą. Mes matėm, kaip susigėrė viskas. Dabar dedu ant kiekvieno popieriuko, ar ne? Tiesiog rankšluostuką padedu. Dabar, čia jau man atspausti nereikia, dabar aišku paspausiu. Štai. Čia ale sugėrė, bet pažiūrėkit, kas darosi, matot? Čia tipo sugėrė. Čia tai iš vis aš sakau, va čia dar vanduo visur matosi. Čia yra košmaras, va, kur bespaušiau, nu visur tragedija. Ir dabar mano ranka šlapia. Ir dabar spaudinėjau tiendė. Žiūrėkit, sausas. Supyliau tiek pat. Girdit garsą? Tikrai duodu. Čia tas lašelis yra ant seriotėlės kliuvo man. Matot? Varau. Jis yra sausas. Nu tai tiek žinių. Tai va, aš nežinau, aš tikiuosi, kad mes šiandien su Inesa tikrai davėm nemažai vertės ir jeigu jūs galvojate, kad jūsų aplinkoje yra moterų, merginų, kurioms netgi yra skausmingos mėnesinės, šitie įklotukai yra su pipirmėtės eteriniu aliejų, jisai blokuoja skausmą. Ir jeigu mes pamirštam kartais įspėti žmogų, kad jeigu yra skausmingos mėnesinės, gali jums nebeskaudėti, man atsimenu, viena mergytė yra pasakiusi,
Atėjusi sako, o galėjo man neskaudėti nuo jų. Sakau, taip, tikrai, aš pamiršau tau pasakyti, nes yra pipirmėtė, truputėlį šaldo, bet labai trumpai. Bet jūs matot, koks komfortas. Sakau, ta jogos mokytoja, jisai sausas yra. Ta jogos mokytoja man sako, žinokit, gaivos ir švaros jausmo aš negaliu nusakyti žodžiais. Tai vat, jeigu jūsų aplinkoje yra žmonių, kurie kenčia moteriškas problemas, kurie nežino, ką daryti, tai jūs rašykite mums, dalinkitės filmuku, kad jie pažiūrėtų, dalinkitės tai žmonėmis, pažymėkite žmonės po šito įrašu, rašykit mums asmeniškai, ieškokite žmogų savo aplinkoje, kuris pažįsta T&D kompanijos atstovą, prašykite. Ta prasme, juk tai yra pati atviriausia kūno vieta. Suprantat, kiek kainuoja vaistai. Tai kad to išvengti, tai geriau pirkim šitos įklotus, naudokime juos ir prauskime intimuku ir sveikatinkime save šitaip. Aš jau baigiau. Na taip, Ramunė, aš irgi su tavimi sutinku. Iš tikrųjų, norisi dalintis, kad yra tokia galimybė, kad yra tokie įklotai, kad yra tikrai ne šiaip bet kas, bet kaip. Yra mūsų ir intimus geliai, ir šitie sausi kompresai, ir kasdienai, ir ne tik. Jeigu jau moteris neturi tų dienų, bet būna tiesiog tam tikrų vis tiek problemyčių, tai tiesiog... Kelionė, taip. Kelionėse, nes tu nežinosi, kur kas atsitinka, tikrai mes padėsim, pakonsultuosim, visada galite kreiptis, tikrai nepardavimas yra esmė, nes norisi dalintis, kad kuo daugiau moterų išbandytų šitus įklotus, kad kuo daugiau būtų sveikų ir jokio diskomforto nejaučiančių žmonių. Tik už tai, kad kuo daugiau dalintis, pasakoti istorijas, pasakoti savo patirtis. Tikrai čia mums yra daug kas yra išbandę ir manau dar ir komentaruose pakomentuos mums. Ir ačiū, kad klausėt, ačiū, kad domite. Labai smagu buvo. Labai smagu buvo tiek klausytojų turėti, labai smagu dalintis tokia svarbia informacija. Tai yra taip svarbu, sveikata yra svarbiau už viską. Už jokius pinigus mes jos nenupirksim. Aš galiu būti milijonierė, bet jeigu ateis ta diena, man jokie milijonai nepadės. Ir labai gerai, šiandien pasidalinau postuką, kad, žodžiu, kaip gyvenam, numirsim visi. Tai niekas nepadės. Bet pasistengime kiek įmanoma ilgiau išlikti sveiki, be cheminių preparatų. Ir tai tikrai yra pagalba. Yra pagalba tiek pleistrais, tiek skausmus malšinti, tiek... viskas nebesigilinom. Ačiū, Inesa, tau labai. Nes šiandien mes kalbam apie įklotus. Tikrai turim apie ką pakalbėti, daug patirties yra, kurią reikia dalintis, rodyti žmonėms, nelaikyti savo, daugiau laifų, mes tikrai pasidalinsim su jumis ir daugiau visko papasakosim. O aš einu, kadangi jau testuką praplėšiau, aš einu pasidarysiu testą. Tai ačiū tau, širdelė, tikrai buvo labai smagu kalbėtis kartu su tavimi, yra daug smagiau negu vienai čia pasakoti. Aš manau, kad davėme tikrai pakankamai daug vertės. Aš žinau, kad dar iki šiol braukau po tą įklotą, jis yra sausas. Jis yra sausas ir įsivaizduokit, supyliau pusę taurelės vandens. Čia yra šlapia, apie šitą aš net nekalbu. Jėzu, čia ranka šlapia, va. Čia yra. Ir va su tokiais įklotais moteris vaikšto 2-3 valandas. Tai yra kažkas baisaus. Neilgiau. Viskas, širdelė, iki malonaus. Mes prakalbėjom 38 minutės. Puiku. Tai gražios likusios dienos. Taip, visiems geros dienos, gero savaitgalio ir iki pasimatymo. Ir iki pasimatymo. Ate.